Blogiausiu atveju. Sak žolė ir miltai? Kaip sakot? Žolė ir miltai? Kukurūzų miltų košė. Ai, košė, nes aš pagalvojau, kad paplotėlė galbūt ir padeda. Labai greitai ten pas jos gaminasi. Bet žolė, nu jinai normaliai su aliejum, su druska, pakepinta. Va, jau dainuos ateina, jau dainuos. Lalai, lalai, lalai. Va. Lalai, lalai. Mums tokie žmonės labai. Čia tik įžanga, foto nutraukti. Ja. Kokie tai simfonija. Galėjau ir su mikrofonu, bet su metalinį balsą duoda. Gražiai. Žinok, aš, matai, turiu labai gilią vidinę klausą, kad išorinės neturiu. Man tai irgi tą žmonės sako, kai uždainuoju, nors atrodo, kad taip gražiai dainuoji. Tai va, aš viduje labai gražiai dainuoju, bet kai išorėje girdis nelabai. Ne, čia žmonės dažniausiai dainuoji, kai pavalgai ir atsiguli, taip? Tai nežinau, įvairiai būna. Bet kartais... Nelabą. Važiuojame. 1, 2, 3, 4. Jo, mano šitas paskaita turbūt bus priklauso serijai neperspektyviausių paskaitų laisvajam universitete, kadangi visi mano projektai, kuriuos aš bandžiau daryti laisvajam universitete, kažkaip anksčiau ir vėliau buvo pasmerkti žlugti. Bet man atrodo, tai buvo vienas toksai autonomizmo skaitymo seminarų, o dabar yra tiesiog kirbėjo galvoju mintis padaryti tokį dalyką kaip dirbančiųjų tyrimą. Dirbančiųjų tyrimas yra, tai yra dalykas, kuris atsirado šiaip ganėtinai senai, 19 amžiaus 9-ame dešimtmetyje, tiksliau sakant, gal 1881 metais prancūzų socialistų žurnalas paprašė Karlo Markso, kad jisai surašytų, padarytų klausimyną Prancūzijos dirbantiesiems, kurie dirbo fabrikuose. Ir tas, neaišku, kaip baigėsi tas tyrimas, apie jį niekas neparašė, turbūt kaip čia, taip ir ten. Bet štai 20 amžiaus 7-ame dešimtmetyje Italijoje pradėjo augti toksai ganėtinai maištingas dirbančiųjų judėjimas, autonomistai ir tarp jų buvo dauguma dirbančiųjų, tačiau buvo ir, tarkim, dirbančiųjų, ta prasme, fabrikuose, bet dalis iš jų taip pat buvo ir akademijoje. Ir tie akademikai, dalis iš kurių buvo sociologai, nutarė atnaujinti tą dirbančiųjų tyrimo tradiciją, vėl eiti su tais klausimynais. Tie, reiškia, jie eidavo, dieną dirbdavo savo universitetuose, o vakare susigalvojo tokią laisvalaikio praleidimo formą, važiuodavo iš savo, ta prasme, universitetų miestelių į dirbančiųjų ten rajonus, tų fabrikų darbininkai, kur gyveno, ir juos tiesiog su jais sėdėdavo, gerdavo, ir taip, vėlgi nėra kažkokių išsamių ataskaitų, kaip tas dirbančiųjų tyrimas pavyko, bet faktas, kad tai buvo
vienas iš, dabar fiksuojama to judėjimo pasiekimų, tai kad jie sugebėjo tokiu būdu rasti kažkokią gyvybingą sąsają tarp žmonių, kurie galbūt dirba fabrike ir tarp sakykime, akademinių žmonių ir taip toliau. Ir taip padėjo galbūt paplisti visuomenėje savo judėjimo idėjoms. Tai kas yra tas dirbančiųjų tyrimas? Tai yra paprastai tai yra apklausa. Sociologijoje, kaip žinome, yra daromos tos apklausos, bet jos paprastai yra arba jas vykdo arba valstybės užsakymu, ar ne, arba reiškia korporacijų užsakymu bando išsiaiškinti kokį arba kažkokių galbūt nevyriausybinių organizacijų užsakymų. Bet, reiškia, tos apklausos yra, tai yra respondentas turi pateikti atsakymus į jam užduodamus klausimus, kurie yra užduodami tam tikra tvarka ir tarsi taip, kad būtų sukurtas kažkoks precedentas arba, tarkim, arba kažkokiam viešajam diskursui, arba galbūt tam tikrų prekių pirkimui ir taip toliau. Tai kuo skiriasi nuo to dirbančiųjų tyrimas, kad tai yra tarsi įrankis, jisai tarkim, sociologai, tarkim, tokio tyrimo negalėtų laikyti objektyviu, kadangi, jame užduodami tam tikri klausimai, pavyzdžiui, vienas iš klausimų, ar nesijaučiate esąs išnaudojamas, arba kažkaip kitaip suformuluotas tas pats klausimas. Jisai jau nukreipia, reiškia, taip pat kaip ir daugelis kitų klausimų, jisai nukreipia respondentą tam tikrą linkme ir priverčia klausti galbūt ir savęs tam tikrų klausimų, kurie paprastai nei darbe, nei kažkur viešajame gyvenime nėra užduodami. Tai dirbančiųjų tyrimo tikslas yra galbūt viena vertus padėti samdomą darbą dirbantiems žmonėms, kad jie plačiau pradėtų galbūt galvoti, reflektuoti, savo pažiūras ir savo pradėtų įgytų kažkokių kažkokio galbūt kryptingesnio mąstymo. Ir tai jeigu yra ir kitas dalykas, kas yra dirbančiųjų tyrime, tai yra visgi jisai turėtų padėti, jo viena iš tam užduočių yra padėti atsirasti tam tikriems socialiniams judėjimams, ryšiams pirmiausiai tarp dirbančiųjų ir taip toliau. Kodėl tai yra svarbu, mano manymu? Nes žmogus yra, kaip ten, pasitikėjimas arba
arba viltis, troškimai, apmąstymai niekada neatsiranda tuštumoje, ta prasme. Nesukuria jokios tuštumos, vis tiek kažkas ją užpildo. Tai šiuolaikinėje visuomenėje tam tikrą, reiškia, refleksijos, to mąstymo tuštumą labai užpildo, žiniasklaidos įvairios kampanijos, įvairūs skandalų atgarsiai, kažkokios viešai formuojamos nuomonės, kurios, pavyzdžiui, viena iš labai geriau matytų pavyzdžių, vienas iš geriau matytų pavyzdžių pastaraisiais metais, tai buvo ta pedofilijos banga, kuri tiesiog, visa tai, kas yra žiniasklaidoje, yra tarsi bandoma perkelti, kad žmonės apie tai kalbėtų, kad žmonės apie tai galvotų. Ir aš manau, kad kitas dalykas, ten irgi daugumoje atsiliepimų taip pat dominavo tai, kad aš esu kažkoks kitos korporacijos, Fornatelio, kuris žmonės, taip sakant, bando perduoti. Tai paskui ir parašiau, tai nėra galima tik tai būtinai turiu dirbti kažkam, kad būčiau prieš kažką. Tai taip, ir šito mes, ir tai būtų kita vertus ganėtinai subjektyvus bandymas, kuris yra, kilęs iš pačių mūsų, tai yra iš Laisvojo universiteto iniciatyvos kartu pritraukti į socialinius judėjimus daugiau samdomą darbą dirbančių žmonių, kadangi ypatingai, pavyzdžiui, neturtingi samdomų darbuotojų sluoksniai. Bent jau dalis iš jų, pavyzdžiui, kai tenka su jais bendrauti, yra nepaprastai, reiškia, paveikus, tarkim, įvairiausiams nacionalistiniams, reiškia, nacionalizmui. Taip pat, reiškia, sąmokslo teorijoms, įvairioms ir taip toliau. Tai yra, tai mes matom, reiškia, kad ta dirbančiųjų savimonė, nepaisant to, kad daugelis autorių, ypač dabar, mano, kad dirbančiųjų sąmoningumas, jie visi turi tam tikrą sąmoningumą, bet tie, kurie, taip sakė, nebuvo šitam Tarybų Sąjungoje Lietuvoje. Nes iš tikrųjų Lietuvoje tos dirbančiųjų problemos yra labai specifinės dėl to, kad pavyzdžiui, aš juodraštyje tame tekstuke rašau, nes kai rinkų vakaruose, pavyzdžiui, tarkim, dirbantieji, ta gerovės valstybė, ta socialinės garantijas, tarkim, visą tą, reiškia, lengvą socializmą, tą liberalų socializmą išsikovojo patys po trečiajame praeito amžiaus dešimtmetyje, ypatingai po pirmosios tos didžiosios 29 metų ekonominės krizės buvo žiauriai dideli ir įvairūs judėjimai dirbančiųjų.
Lietuvos tie judėjimai praktiškai nelabai pasiekė, o paskui Sovietų Sąjungoje ten gerovės kabutėse valstybė, kuri gyvavo Sovietų Sąjungoje, buvo nuleista iš viršaus. Ir kartu su gerove atėjo ištisas represinis aparatas ir taip toliau. Tai 12 valandų ir tuo mėgaujamės, va, kiek daug laisvo laiko turim ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia tai yra ir samdomas darbas, kuris tapo vis labiau išsklaidytas ir dėl to aš manau, kad dabar tą dirbančiųjų tyrimą reikėtų pradėti galbūt daryti nevaikštant kažkur tai į ofisus ir dalyjant tas anketas, bet pirmiausiai jisai turi būti daromas iš mūsų pačių tarpo išsisklaidyti, ta prasme. Ir kas yra svarbu tokiame tyrime, reiškia, ta kiekybinė, apklausos, šiaip sociologinės apklausos, jos yra paremtos tokių kiekybinių, reiškia, apklausos sėkmę lemia apklaustų žmonių skaičius, ne? Tai galima tokios dirbančiųjų tyrimo apklausos kokybę galbūt galėtų lemti kokybę paties pokalbio, nes kaip aš įsivaizduoju, tai galbūt reikėtų šitas apklausas vykdyti viens prieš vieną, ta prasme, ne skambinimo, ne kažkokiu kitų būdų, bet tiesiog žmonės patys galėtų vieni kitus tarsi apklausti. Ir mes kartu su viena tokia aktyvistė žurnalistė padarėm maždaug apie 100, gal mažiau negu 100, nes originalioje Markso versijoje buvo 86 klausimai, tai po Markso šitas pasikeitė. Tai sudarys 100 klausimų, iš kurių yra atskirais blokais. Tai vienas apie patį darbą, įskaitant tą klausimą, kaip ar žmogus darbe nesijaučia išnaudojamas. Tai yra ganėtinai sunkus ir sudėtingas klausimas, turbūt daugeliui iš mūsų. Kitas yra apie pragyvenimą, apie nes taip dirbame tam, kad gyventume. O paprastai, ta prasme, šiaip ganėtinai sudėtinga tema šiuo metu, nes irgi paskolos, taip toliau mokesčiai ir daugelis kitų dalykų. Trečias yra klausimų blokas apie laisvalaikį, kaip žmonės paleidžia laisvalaikį, tai irgi toksai ne visiškai intervencinis klausimų blokas. Taip pat apie socializaciją dar vienas, apie dalyvavimą, tarkim, įvairiuose politiniuose judėjimuose, galbūt protesto judėjimuose, galbūt kažkokiuose, reiškia, apie susidomėjimą, pavyzdžiui, tarkim, sąmoningumą streikų metu ir taip toliau. Principus už tai, ką daug taškų.
Tai dabar nežinau, gal nuo klausimų kokių, nes šiaip... Man tai atrodo, kad reikia dirbti tam tikros visuomenės grupės apskritai požiūrį į pasaulį, kaip suprantu, tas dalykas turbūt. Tai, labai... Ir lyrinti tarpusavį. Bet aš dar nepasakiau vieną dalyką, kad tie autonomistai, reiškia, ta dirbančiųjų klasę suprato kaip labai išplėstai, ta prasme. Tai yra tiek studentai, yra dirbantieji, kadangi jie moka už mokslą, jie gyvena tose, jie jau dirba, jie gyvena tose kapitalistiniuose santykiuose. Taip pat, pavyzdžiui, Reikia absoliučiai nesiangažuoja, kaip dirbantieji. Bet tai kodėl taip yra? Tai vėlgi nėra kažkoks natūralus dalykas, tai yra tam tikro istorinio sąmoningumo, tam tikro sąmoningumo proceso išdava. O, tarkim, taip pat būtų kvaila. Sveiki visi, taip nutiko, kad pranešėja Renata negalės atvykti, nesusirgo ir teko jos paskaitą pakeisti kuo nors kitu. Tai radom greitai tokią temą. Aišku, jinai iškrenta iš bendro konteksto stovyklos, daugiau mažiau, bet ką padarysi. Ir dar bėda, kad nelabai matos, ar ne, dar per ankstyvas metas. Nieko. Bandysiu įgarsinti. Pranešimas reiškia apie NSO, konkrečiau tai yra apie dvi šio fenomeno dalis. Pačius NSO tai yra tai, ką įvairūs žmonės pastebi danguje keisto ir net nesuprantamo, neatpažįstamo. Visokius judančius objektus dažniausiai. Ir kita dalis, kuri labai glaudžiai susijusi bent jau aiškinime tų objektų, tai yra apie žmonių pranešimus, apie jų kontaktus su nežemiškos kilmės būtybėmis. Ir paprastai tie kontaktai būna pagrobimo forma. Aišku, šitos dvi temos yra susijusios, bet reikia atskirti, kad pirmoji iš jų, tai yra NSO, tai yra stebėjimai. Kaip ten bebūtų, kas ten beskraidytų, bet tai būna fiksuojama. Tai kažkas ten iš tikro skrenda. Tuo tarpu antra dalis, tai pagrobimus ir žmonių kontaktus su ateiviais. Dabar grįžkim prie NSO. Kaip atsirado visas šitas fenomeno stebėjimas ir visa šita, pavadinkim, šių laikų mitas. Pats terminas skraidanti lėkštė paplito po Antrojo pasaulinio karo. Čia nelabai matos, bet čia yra pirmas žmogus, kuris pastebėjo kaip ir rykštijo tuos skraidančius lėkštės terminą. Jisai savo stebėjimus pranešė JAV oro pajėgoms ir čia yra jo to ataskaitos, taip pavadinti, kopija. Čia jis ranka buvo pripiešęs, kaip jis matė iš viršaus. Čia yra toks beveik apskritimas, kaip priekį smailus kampas. Ir iš šono toks suplotas diskas šitos objektus. Kaip jis juos pastebėjo, tai buvo lakūnas. Nepamenu, ar buvęs karys ar ne, bet jisai... Living systems for life. It's going to focus on production of fertile, stable, long-lasting soils. Soils are the most essential thing we have. It's the biggest commodity we have in human existence.
We need it for food production, we need it for clean water, good health, and good living. And now, I'm going to talk a lot about soil types, soil organic matter, and plant types that can be used to make soils better. Permaculture itself is a system designed from nature, using patterns and cycles of nature for our own benefits. We can use these in many different ways, but the key is understanding. Knowledge is power in this game. If you know what you're doing, you can design something so you never have to work or do the job again. Understanding soils in this context means you have to know what soil types you have, how to improve the soils, how to make them better, and generally, once that's established, you can keep on sustaining yourself for a long period of time. This is becoming of a particular importance now that oil prices is so linked to food prices. Every time there's a rise in oil price, food price goes up. It's selling a good product, it will help soils the world over, I would imagine. And yes, YouTube. If you've not been on YouTube and seen some permaculture videos, they're very much worth a look. I'd recommend Jeff Lawton and Sepp Holzer in particular. Sepp Holzer is an absolute pioneer in permaculture. He started over 60 years ago, before permaculture was even termed, before the coin was even termed. Terrible problem. Šiek tiek ar nori du žmonės padirbėti, vieni užrašyti argumentus už tai, kodėl gerai yra elgetauti, o kitas užrašyti, kodėl gerai yra valstybės socialinė rūpyba. Ar yra norinčių padirbėti? Jeigu nėra, tada mes kalbėsim taip, gal užmiršim kažkurios argumentus, gal aš sumanipuliuosiu, paimsiu įrodysiu ką nors, nes aš esu nesąžiningas. Aš esu linkęs į šitą ne į objektyvų mokslą, kuris visada įrodo, kad vyriausybė ir turtingi yra gerai, o vargšai patys yra kalti. Aš esu linkęs į subjektyvų ir linkęs įrodyti, kad aš esu gerai. Į tokį dalyką. Tai ar yra du žmonės, kurie norėtų padėti? Valstybė nori, čia yra sąsiuvinys, kurį pavogiau vieną penktadienį ir tušinukas, kurį irgi panašiai pasiilgiau jo. Ne iš valstybės, iš privatininkų, bet tai yra kur kas geresnių kondicijų. Tai dabar pradžiai gal aš pamėginsiu papasakoti, kas yra viena ir kita. Esu žemos šitą kvalifikacijos lektorius ir pastoviai ką nors užmarštu, tai esu šiek tiek užsirašęs. Rengiaus paskaitai, įvertinkit. Tai šitą kas ir vieno ir kito, elgetavimo esmė yra, kad žmogus nusprendžia, kad jam reikia pagalbos ir jis paprašo, kad man duokit. Jis gali paprašyti pačių įvairiausių dalykų, gali paprašyti valgyti, gali paprašyti išgerti. O tiek jūs surašėt, jeigu jūs... Ne, gal žmonės paskui dar kalbės. Aš pradžiai dabar pabandau papasakoti, kas yra, kas viena, kas kita. Tai šitą, kas nori paprašo šitą pavežti, kas paprašo tam vaistų, gydymo, dar kažko. Socialinės rūpybos yra reikalas, kad valstybė garantuoja. Žmogus turi teisę į kažką tai ten, bet sąlygas vėlgi jinai numato ir valstybė pati patikrina, kad nebūtų jokių ten apsišaukėlių. Valstybė patikrina, kad reikia tam. Jeigu apie socialinę rūpybą, tai yra žinoma, kada valstybė šituo užsiėmė ir kas sugalvojo tą tokį dalyką, nes lygi tol žmonės į valstybę paprastai suburdavo kariuomenę. Tas, kas valdydavo tą kariuomenę, tam kariuomenė teikdavo apsaugą kokią nors. Pavyzdžiui, ant šito kalno susirinko berniukų būrys ir jie pasakė ten visiems aplinkui, kad mes jūs saugosim, jeigu jūs mums mokėsit mokesčius.
kadangi taip kažkas kažko mokėti nelabai nori, tai kad tas noras atsirastų, jie nujoja ten už kelių kalnų ir kažką tai primuša, pagrobia kažką ir sugrįžta čia. Ir pas save jie apsaugoti į savo įtvirtintą leidžia tik tai tiems, kurie sumokėjo mokesčius. Tai po kelių tokių antplūdų, paskui daugėja žmonių norinčių susimokėti mokesčius. Va, tai, o šitam prieš kelias šimtmečius toks buvo Otto von Bismarckas, jis surado dar vieną geresnį dalyką, sako, mes rūpinsimės su jumis nelaimės atveju, ligos, dar daug visokių tokių dalykų ir atsirado socialinė rūpyba. Jūs mokėsit mokesčius, o mes jūs gydysim nemokamai, mes jūsų vaikam atidarysim mokyklų, dar kažko. Va ir kuo ta rūpyba tęsiasi, tai, kad vis daugiau dalykų reikalauja žmonių globos. Jeigu žmonija ten kažkiek tai tūkstančių metų gyvena ir moteris gimdydavo kažkaip be valstybės rūpesčio, tai dabar be valstybės rūpesčio moterim gimdyti jau nebeišeina. Va, nes valstybė turi šito rūpintis. Vaikus kažkaip išmokydavo kažko tai be valstybės rūpesčio. O dabar, jeigu pamėginkit kas nors vaikų neleisti mokyklą, ir jums paaiškins viską, pradedant baudom. Va, tai, bet to valstybė rūpinasi, iš tikrųjų, šitą paslaugą teikia. Lygiai taip pat yra su sveikatos apsauga, su transportu, va, studentai tam turi 50% ten nuolaidą ar kažkokią ten kažkom važiuoti. Jeigu, žinoma, autobusai kursuoja toj vietovėj, traukinio važiuoti, jeigu jo miestelyje sustoja traukinys. Va, ir daug tokių, daugybė tokių dalykų. Ir nuo nedarbo yra draudimas, ir kaip valstybė rūpinasi, pavyzdžiui, dėl įsidarbinimo, ar ne? Žmogus darbingas būna, pavyzdžiui, sakykime, nuo 18 metų iki 65 dabar, ar ne? Nusprendė taip. Tai jeigu pasižiūrėsi darbo biržos priemonės Lietuvoje, tai kažkur iki 30 metų žmogui sunku susirasti darbą, nes jis yra jaunas, neturi patirties, jį reikia remti. Va, ir viena iš rėmimo būdų yra, kad pasiūlymas, kad gal mes jam mokėkim mažiau nustatyto minimumo, kad jam būtų lengviau darbas susirasti. Vienas iš valstybės yra pasiūlymų, kaip tą spręsti. O paskui virš 45 metų žmogus vėl, jis jau pasidaro senas ir jam vėl sunku susirasti darbą. Ir vėl prasideda tokie pat pasiūlymai. Va, ir aš taip manau, kad jeigu taip šita sistema toliau plėsis, tai šiaip tai ir 35 metų žmogus dar pakankamai jaunas, o 40 jau jis nebe jaunas, jis senas. Manau, gal iš vis per pusės kelti. Vieniem valstybė galėtų padėti dėl to, kad jie yra jaunis, sakykime, iki 40 metų, o virš 40 dėl to, kad jie seni, nes visais atvejais valstybė laimi ir vienintelį privalumą, kurį nebejotinai aš matau toj valstybės globoje, lyginant su elgetavimu, kad besirūpindama savo piliečiais valstybė kuria darbo vietas. Aiškinimas ir esu bandęs, žinau, kad dalis žmonių supranta, tą argumentą supranta, nes kada sakau, aš noriu valgyti, čia Olandijoje buvo, mes su draugu sakėm, sako, jūs jauni, sako, jūs galite dirbti. Tada mums trūko kantrybė ir mes sakom, kad mums reikia narkotikų. Sako, tai labai dirbti negali. Davė man 10 guldomą. Nes, argumentas buvo pakankamai aiškus. Va, ir mes jį išsakėm. Mes sprendžiam, kad mums reikia pagalbos. Ne kažkas, o jisai duodamas irgi sprendžia, reikia ir nereikia. Vienu atveju, kai mes sakėm, kad mums reikia valgyti, jo sprendimas buvo, kad mums nereikia pagalbos. O kitu atveju, kai mes sakėm, kad mums reikia narkotikam, jo sprendimas buvo, kad tada mums iš tikrųjų reikia pagalbos. Jis kažkodėl nusprendė, kad ta pagalba turėtų būti piniginė. Va, o
Prie socialinės rūpybos yra taip, arba aš turiu pažymą, arba aš neturiu pažymos. Na, pačioje Olandijoje mes nusprendėm, kad mums reikia pernakvoti, nes lietus lyjo. Ir mums sako, ten yra tokia, kur priima. Mes ten pasibeldėm, sako, jūs turit pažymą iš policijos. O mes, tada dar vizų reikėjo visur, mes tokio daikto neturėjom. Nusprendėm, kad gal mes su policija neprasidėsim, mažai kas. Nebuvo pas mus pažymos iš policijos ir mano valstybinė sistema nakvynės nesuteikė. Ką padarysim, mes kažkur kitur prasisukom. Tai skiriasi tos, kad fiksuoja kažkokia pažyma. Valstybė paprastai, kad tu turi teisę į pagalbą ten studento pažymėjimą, tau gali išduoti pensininko pažymėjimą, nedarbingumo lapelį, dar kažką. Ir žmonės yra, kurie tikrina, kurie pagal tą pažymą tau skiria tą paramą. Ir dabar galim pakalbėti apie tą, kaip, pavyzdžiui, konkreti situacija yra su transportu. Man reikia važiuoti iš miesto A į miestą B. Ar prašyti valstybės ten lengvatų kažkokiu, ar naudotis tuo pažymėjimu, žmogus pats sprendžia. Vieni eina į stotį, ten ar perka nuolatinį bilietas, ar kolonėlį ten kažkokį lengvatinį, laukia viešo transporto, važiuoja. Kiti nusprendžia, kad šitas variantas yra daug paprastesnis, daug geresnis, sankryža atsistoja. Gal kas nors gali pasakyti, kuris variantas yra geresnis? Tranzuoti ar pirkti bilietą? Ar pirkti lengvatinį bilietą. Kažkokio tranzuoti nemokama. Bet ar čia nepriklauso nuo lyties? Nuo ko? Nuo lyties, pavyzdžiui, mergaitės netaip drąsiai gal tranzuoja kaip. Bet jis greičiau paima. Bet po vieną jis tai netranzuoja dažniausiai. Būna, kad tranzuoja. Problema yra viena ta, kad tu sakai, kad čia lengviau, patogiau, pigiau. Kitas sako, bet tai nėra saugu, valstybinė sistema yra saugesnė. Arba ne. Jinai sako, taip, tu gali nesutikti, bet tai argumentas, sutinki, kad tai yra argumentas. Mažiau streso ar mažiau vargo keliauti su bilietėlės. Valstybinė sistema yra tokia. Ilgas pievas. Taip nupjauta lygiai, žinai. Šita vieta būtent reikalinga tam, kad kyla slopstuma. Kaip vietiniai sako, aš tai niekad nebūtų tiek akių savo regėjimo sutvarkęs, kad matyčiau 30 km yra Alytaus ir Alytaus medvilnės bokštas matosi. Ir 100%, nes vietiniai jie žino, iš va šitos sodybos būtent jie žiūri. Tai va. Ir čia ateidavo kryžiuočiai, tai yra pirmasis signalinis piliakalnis. Gyvenamoji vietovė buvo čia, kasinėta prieš 4 metus, buvo tik tai matmuotas 10x10 kaip skaitos pabandymai, kasinėtų studentai ir atkasė ir segės ir viskas apie 12 ir 14 šimtmečių kažkas tai tokio. Segių radiniai patys buvo. Ir jie užkurdavo čia laužai ir už kokių 3 km sekantis piliakalnis ir taip vis miškais iki Trakų galima piliakalnio eigą atsekti. Čia yra signalas pirminis, kad ateina iš ten, nes čia yra šlaitas, čia ežeras ir ten nepraeinama ir čia nepraeinama. Būtent tik šitoje vietoje ateidavo. Ir jie matydavo visą panoramą. O ten jau miškuose jie mato tik va šitą, gali matyti ir sekantis vis sekantį pagauna piliakalnį. Ir taip, nežinau, jau gali būti 10-15. Tai čia telefono, visiškai. O čia kuriam amžiui tai tarsi realizuoja? Kada ten kryžiuočiai pulti? Aš svarbu aliuką uždengčiau, kad mane priliktų kokybės nebeatsikėltų. Kaip čia rinkimų kažką dirba? Tokių šalą jis Nu, kaip šitas lygio keliukas. Tikėlė viso keliuku, eisite per greičius. Dūna. Ir atsidurti vėl prie įėjimo.
Tas, kur su pagurklitos gyvūnas yra. Ai, čia jau šilbis, kad tu pradeda? Jo, su pagurklitos, kur ten... Kalakutas. Taip. Kai žmogus su virve nori padaryti ką, nusižudyti nori, bet tas procesas. Pasikarimas? Be priešas, taip. Ne taip. Ne ta raidė. Koks skirtumas, karimasis ar karimasis? Didelis skirtumas. Ir ką dedam, nori paskatinti sriubą ar salotas baltą? Vadušas, nežinau. Toks kur yra, kaip cukrus, bet... Druska. Ko mes laikomės? Ko mes laikomės? Čia kaip tik nėra tokio sukaja. Kas riboja žmonių laisvę kokį nors? Kartis? Taisyklės. Karimas. Dieve. Plūsti žmogų kitaip. Plūsti. Dar kitaip. Ta pati raidė, bet kitaip dar. Čia kaip nuomoti ar nuomoti? Tai nuomoti. Mes spėjom vienas akis. Nuomoti, bet tada... Nes aš tai sakysiu nuomoti. Ei! Geras. Kur yra blogi? Viskas geras. Sudegins apie... Nu ir kiek jūs spėjot? 5. Nesat balti, ne? Nu kaip čia ant tų 6 apsistoja? Ką dabar aš sakiau? Tai Jolanta? Aš tau sakiau. Ne, Eglija, ne? Jo. O kokį numerį? O kokia spalva? Jo, kas susideda? Pirmas. Žalias? Vienetas. Žalias tikriausiai. O tai kokį numerį? Vienetas žalias. Pirma. A, vienetas. Nu tai gerai. Atneši. Toksai, kur labai toksai pasiryžęs, kažką tai toksai mato tikslą ir... Kaip čia tau pasakyti? Nu, panašiai. Ne, toksai, kur užsidegęs. Trykštantis ten sako. Toksai, kur... Nu, toksai kaip, pavyzdžiui, būna tokie sporto, pavyzdžiui, kaip jie vadinasi. Ne, toksai, nu, kaip daug žiūri ir serga. Komanda, pavyzdžiui. Nu, galiu kitą tada. O, dar geriau. Kai būna, tarkim, arklys ir jisai turi daug patelių, kaip jis vadinasi. Ne, tas pats ratas jo. Ratas? Jo, tas pats jo ratas. Ai, supratau, jo daugiamas ratas. Ne, arba po žmonės, kaip būna. Vaikas! Ne, haremas. Bum, takš, 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 bum, takš, 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 mr, ta. Kas laimėjo prieš save? Kas laimėjo prieš save? Kas? Bum, kas? Brokš, bum, brokš. Jau aš palie. Jau tu palie. Jei tu. Palėjai pie. Na tai ką? Ar aš? Palėjau, na tai ką? Tai ką? Kokia tai ką? Kai tu palie. Paliesk mane. Mane paliesk. Paliesiu dar ir kaip? Į lūpas. Į krūtų. Tu kur? Krūtų dar. Kelkis. Nes Mi. ir liūdna. Plaukia debesis.
Suka, blėdė, pienio pudra. Verslo linzė tu prakeiktas. Sniego gniūžtė apsisiota. Marinuota tavo koja. Actų smirdantį burna. Kirkšnio prakaitas išgraužtas. Blauzdos plaukas apšerkšnies. Nago panagė riebi. Palangė. Numozotas tu vazonais. Nenuplaunama valikliais. Teršalas ir brudas upiai. Fak tave ir tavo gaidį. Ir dar vištą pasiimk. Nes kitaip tave mylėti. Negaliu. Nes taip jau nusprendžiau. Fibaro letra capaz. Шарлава каматриш, марш до шубина, марш до шубина. Ridu, Mabadur. Mabadur, тишке по группа шана, колбашмаря куртазан бизага. Бизага? Бизага, требизага. Antralius televizijos bangų. Nežinia, kada iš burnos iš slogos gal tada. Kai saulė pataikė televizijos bokštą. Kaip žiema įsirina įšalo. Pasauliai nepataikė. Paspėsi paimti alio. Ketvirtadienį be problemų. Šita žolė man patinka. Bloga žolė, sausa žolė. Rūksta dūmas parko tinka. Nubrėžiu nuo įtampa krinta. Žolė man nepatinka. Drigna žolė, gera žolė. Stibai pasako šnarančias istorijas. Kaip žiema jas ištrina įšalų. Ne aukso žuvis po ledu. O nuorūkos laukia pavasario. Tarp pienių ir dobilų. Kuria turistų pasakas. Šita žolė man patinka. Bloga žolė, sausa žolė. Rūksta dūmas į parko tinka. Nubyra rūmuo, įtampa krinta. Turiu ant skreplio sėsti. Nežinia, kada iš burnos į slogos gal tada. Kai saulė pataikė televizijos bokštą ant veido. Laukia taip gražu, labai miela. Hei, hei, cincelim, cincelim. Duok pasą, oi ne, nepataikiai. Pasbėgsi paimti alio. Ketvirtadienį be problemų mes galim. Bum, bum, lenktyniauti, supadavo, tu klausyk. O, sušalai, ne, bet gal jau užtek. Prisisiurbiai kraujo fanatau. Laimės per daug nusirenk. Pincetų paimk, įsitirk. Aurora, Aurora, kapstės. Avangardas. Skarda. Pamėjęs pabunda ir užsičiaupia ir apsipažino. Putlus, avangardas, slidus, avangardas.
putlus ir pamėlęs. Čiaupas čik-čirik skardon, čik-čirik skardon, čik-čirik skardon. Čik-čirik skardon, čik-čirik skardon, čik-čirik skardon. Nu, avangardas. Ir užsičiaupia čiaupas, 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 ir užsičiaupia čiaupas. Putlus ir pamėlęs. Slidus. Čiaupas. Slidus. Skarda. Slidė. Slidus. Ir slidė. Apsipažino. Skardas, 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 avangardas, 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 avangardas. Čik! Slidus, putlus, nu, čiaupas, čik pabunda, apsipažino, žino skardą ir nu. Tai buvo Nunu, Gabrielė Lamanauskaitė, Žygimantas Kudirka, mums padėjo Aistė Laistunaitė ir Darius Virevičius. Nu.
Eglutę, vieškelėlį ir rugius. Viešpatis mus saugos čia, ten kur teka šešupė, ten kur duotas aitvarai, ten kur plyti Vilnius. Pievom ir laukais, ir pilium senom labai. Pažiūrėti į laukus ir į akmenis mažus. Susiimkime už rankų ir apglėbkime Lietuvą. Superiniai mūsų klonai, mūsų avys superinės, šaškės mūsų superinės ir vaikai. Miestai ir kaimai čia žydi, mūsų Lietuvoj begalinį, kas tik eis pro šalį čia, bus be galo pavaišintas. Lietuvos valstybė. Tavo pievos, kokios mielos tavo lankose vis lankos protėvių dvasios. Pažiūrėk į savo sūnus ir į karžygius stipriausius, kokie gražus tavo sūnai, tarsi ąžuolai išaugę, dar Lietuvos negerai, gimsta vokiški vaikai, nei berniukų, nei mergyčių, tik raudonos kepurytės, nežino ką daryti, bet visi labai padaro, dešrą pjauna ir rugius ir gyvena namuose. Lietuvos valstybė, Lietuvos valstybė, Lietuvos valstybė, Lietuvos valstybė. Turiu idėją, važiuosime į Nidą. Tai bus linksma mums važiuojant, vėjas plaukus mums laikys. Tuoj išmėsime benzino, užvesim variklį. Juodi dūmai gražiai rūk, tuoj važiuosime į Nidą. Šalia manęs tai draugai, laikstos jų visų plaukai. Rūko jie cigaretės, klausosi echidno. Mes jauni, mes raumeningi, atvažiavome į Nidą. Ji mumis gražiai sutiko savo kopom ir peizažai. Nuvažiavom mes į kopas, dairės visi tenai. Atsidarėme mes golkas, jautėmė labai gerai. Mes išgėrėme degtinės ir pradėjome mes šokti, trikti smėlį ir žolės, vabalus retus. Nida,
nes patiko Desra irgi gerai, aš gyvenau troboje. Pradėjau eiti į mokyklą ir išmokau rašyti, mokykloje išmokau ir skaityti, ir fizinio lavinimo.